Klausiu, kaip vyras vyro, nes čia moteris klausinėjo tavęs. Ačiū Dievui tada. Ar turi merginą beje? Nu, čia šiaip ne tau klaus. Turėjau, kai man buvo 13 metų. Turėjai? Turėjau, bet dabar, kaip sudaužiau, tai karočią paliko mane. Merginom galbūt nepatinka tokie vaikinai kaip tu. Nu, tai kas? O galiu paklausti, ar tu truputėlį nesi apspangęs dabar mūsų studijoje? Aš? O gal? Ramūnai, tau nebaisu, kad gali atsisėsti į kalėjimą dėl tokių dalykų? Nu, ir ką? Noriu sėdžiu. Bet dabar merginos neturi. Galiu gauti vėlę kurią. O tai ką keisi savo gyvenime? Motinos golfą, kai kuriom patinka, kai kuriom ne. Bet vairuodamas automobilį tu gali, padarydamas avariją, sužeisti praeivį tiesiog. Tai ten poch. Bet aš čia prie kamerų tikrai nepasakosiu. Nei jum, nei jai karočią nereikia žinoti. Tai aš tavęs ir klausiu, ar nebijai, kad tave pasodins į kalėjimą? Jo, atsisėsiu. Žinai, aš tau papasakočiau visai kitą temą. Kažkai buvo taip, kad, nu, su draugais užbaliavau ir... Pasirodai per televizorių ir tu užvaigždė. Be abejo. Tik zvanoką duodu ir viso.